trenerį, klausiau to paties ir varžovų trenerio, ar visų pirma atslūgo jau emocijos po tokių rungtynių ir ypatingai po tokios pabaigos. Jeigu rimtai jaučiuosi taip, kad lyg pats būčiau žaidęs tą 90 minučių plus tą pridėtą laiką. Emocijų daug, nes tokių rungtynių nebūna daug sezono metu. Bet, žinot, sezonas eina į galą ir tos visos rungtynės visos yra lemiamos dėl kažko tai ir aš kaip visą laiką sakau žaidėjam, reikia džiaugtis, kad kai ateina ruduo ir jūs dar dėl kažko tai žaidžia. Tai kol kas, taip, Žalgiris turi tą persvarą ir jinai yra tikrai nemaža. Bet mes savo ruoštų, kiek galim, tiek bandysim, vytis, rinkti taškus, nes, žinot, mes ne tik žiūrim į priekį, žiūrim ir atgal. Nuo pat rungtynių pradžios Žalgiris žaidė labiau pirmų numerių, kontroliavo kamuolį. Ar jie labiau primetė čia savo, ar jūs ir planavot šiek tiek galbūt atiduotą kontrolę, atsitraukti? Jeigu rimtai, nei aš planavau, nei mes treniravom, nei aš kažkada treniruoju tokį žemą bloką, kad reikėtų žaisti. Niekad to nedarau ir tai buvo Žalgirio nuopelnas. Ir nereikia nieko čia slėpti. Jūs matėt, kad žaidė pas mus priekį ir žaidėjas greitas, stiprus ir mes statėm tą žaidimą būtent po perėmimo, kad galėtume išeiti į greitą ataką, ieškoti puolėjo, ieškoti atakuojančio saugo ir aš manau, pirmas kėlinys buvo labai geras iš mūsų pusės, tas įmuštas įvartis irgi jisai kažkiek tai pakoregavo tą žaidimą. Šiandien neturėjom mes kamuolio, neturėjom, Žalgiris taip dominavo su to kamuoliu, bet aš manau, kad pirmą kėlinį jie kažko tai tokio nesukūrė. Tokių pusiau aštrių momentų gal ir buvo, bet aš manau, kad mes labai gerai tvarkėmės. Antras kėlinys irgi toks pat prasidėjo. Aišku, gal kažkur tai pasąmonėje yra tai, kad tu pirmauji, reikia šitą rezultatą išlaikyti. Bet kaip bebūtų, aš manau, kad šitos rungtynės buvo tikrai labai geros savo emociją žiūrovam, mum treneriam tai kaip visą laiką tai kainuoja daug nervų, bet aš nei kiek nenusivylęs žaidėjas ir lygiosios yra lygiosios, yra vienas taškas ir kaip bebūtų mes jau senai Žalgiriui esam pralošę. Vat būtent ir norėjau paklausti, ką reiškia klubui nei karto per sezoną nepralaimėti Vilniaus Žalgiriui. Reiškia taškai ir turime prieš juos iškovotus 8 taškus, tai yra gana daug ir tai prideda prie mūsų visų taškų. Tai aš džiaugiuosi už žaidėjus, kad tokiuose rungtynėse mes nesam ta komanda, kuri pralošė. Lazaras Kojičius šiandien 90 minučių ir jau buvo, atrodo, momentų, kai lyg ir raumenis traukia, bet nebeturėjot keitimų. Turbūt, jeigu būtumėt turėjęs, greičiausiai būtų tekę išimti tą žaidėją. Be abejo, aš sakau, tai aš manau, kad jis labai geras žaidėjas, aš manau, kad jisai mums daug padės ir reikia suprasti, kad žaidėjai, kurie atvyksta vasarą, jie atvyksta tam tikros formos, nesakyčiau, kad optimalios formos, jiems reikia laiko ir šiandien aš rizikavau žaidėjo sveikatą, žaidė visas rungtynes. Jeigu aš turėčiau, sakyčiau, taip, keitimų, nes yra žaidėjų, bet irgi taip pat yra pusiau traumų, tai aš tą būčiau padaręs, bet šiandien reikėjo pasiaukoti ir aš manau, jis turėjo geras rungtynes ir aš manau, jis mums duos daug.